trečioji emocija, kuri labiausiai kyla dėl mūsų kasdieninio chaoso, dėl mūsų gyvenimo tempo, kurį mes nuolatos jaučiam, yra nerimas. Tai nerimą galėtumėm vadinti savo vidiniu budrumu. Visą laiką mes esam tokios sužadintos būsenos dėl to, kad viduje jaučiam nerimą dėl vienų ar kitų dalykų. Ir iš tiesų svarbu suprasti, kad jausti šiek tiek nerimo kasdienybėje yra viskas tvarkoje. Nerimas tampa problema tada, kai jisai tampa nevaldomas, kai jis užima visas mūsų mintis, kai mes nebegalim kokybiškai funkcionuoti, atsisakam socialinio gyvenimo, įkrentam į emocinį valgymą, skrolinimą ir kitus greito dopamino šaltinius. O nerimo paskirtis, tai nerimas atsiranda tada, kai protas pradeda galvoti apie tai, kas galėtų būti blogai. Paprastai tariant, protas piešia scenarijus įvairiom situacijom, įvairiem dalykam, kasgi galėtų nutikti, jeigu. Tai yra toks mūsų išgyvenimo mechanizmas ir jis mus saugo nuo kasdienių iššūkių, nuo kasdienio susidūrimo su vienokiais ar kitokiais pavojais. Ir kaip ir sakiau, problemos prasideda tada, kai mes tiesiog perkaistam nuo nerimo, kai nerimas tampa mūsų gyvenimo valdovu. Kai nežinom, kas bus, mūsų smegenys įjungia siaubo filmą. Tiesiog irgi mėgstam kartais su klientais kalbėtis, kad įsijungia filmas, įsijungia skalbyklė, įsijungia kiniečių bendrabutis, toks nuolatinis galvoje besisukantis procesas, kuris dažniausiai turi neigiamą atspalvį mūsų gyvenime ir dažnai nepastebim, kad gyvenam netikroviai, o būtent toj mūsų projekcijai, tam filme, kurį tuo metu mes sukam ir kartais netgi būnam visai pabėgę atitrūkę nuo realybės. Kodėl nerimą svarbu jausti? Tai nerimas, kaip ir minėjau, nėra blogas. Jo paskirtis yra mus šiek tiek apsaugoti ir paruošti įvairiems gyvenimo atvejams. Ir kaip ir liūdesio, taip ir nerimo viena iš paskirčių yra apie tai, kad parodyti, kad mums kažkas rūpi, kad mums kažkas yra svarbu. Ir kad mes norim judėti viena ar kita kryptimi savo gyvenime ir dėl to dėliojamės tam tikrus žingsnelius, tam tikrus planus, kurių mums reikia pasiekti. Bet kai nerimas tampa per stiprus, mes tampam įkalinti savo galvoje ties mintimi, o kas jeigu. Ir tai mus pradeda stabdyti, mes tada pradedam ieškoti greito būdo nusiraminti, tai vat skrolinimas, maistas, kas čia dar tokie greiti dopamino šaltiniai, kad tiesiog nejaustumėm to, kas mums yra nemalonu, nebūtumėm su tais nemaloniais scenarijais, kuriuos mūsų galva piešia. Tik ką svarbu suprasti, kad mes patys savo tą scenarijų piešim. Jeigu mes po truputėlį žingsnelis po žingsnelio mokomės būti čia ir dabar, leidžiam savo išmokti, patirti vienus ar kitus dalykus tokius, kokie jie yra, neprojektuojant lūkesčių ar kitų dalykų, mes galim labai stipriai sumažinti savo nerimo lygį kasdienybėj. Ir kągi daryti, kai nerimas tampa per stiprus, tai tą klausimą, kuris mums kelia nerimą, mes galim suskaidyti į mažesnius gabalėlius. Mes turim tokį didelį baubą ir mes galim patyrinėti, kuo tas baubas apsirengęs, kaip tas baubas mąsto, kaip jisai elgiasi, ką jisai mėgsta ir taip, turėdami gabalėlį po gabalėlio, mes galėsim žinoti, kaip su tuo dideliu baubu tvarkytis. Ir ką vėl galim padaryti, tai galim sugrįžti į savo kūno pojūčius. Jeigu nerimas mums yra per stiprus, mes išnarpliojam jį gabalėliais, susidėliojam strategiją, kaip su kiekvienu tuo gabalėliu tvarkysimės, kaip jį maitinsim, kokiais drabužiais įrengsim, kur eisim su juo pasivaikščioti ir taip toliau. Ir tada galim sugrįžti į savo kūno pojūčius, tai yra, kai nerimas mūsų užvaldo, mes vėlgi galim pasitelkti kognityvinę elgesio terapiją ir tiesiog stabtelėti ties savo kūnu.
tyrinėdami, ką matau, kas yra aplink mane, vėlgi garsiai įvardinant daiktus tam, kad sugrįžtumėm į čia ir dabar, įsivardinti, ką girdžiu, įsivardinti, ką jaučiu savo kūną, įsivardinti spalvas, įsivardinti tekstūras, įsivardinti santykius su žmonėmis, kuriais šiuo metu aš turiu, žodžiu, tiesiog stabtelėti ir įsižeminti įvairiais mums priimtinais būdais. Ir kvėpavimas lygiai taip pat gali būti būdas tvarkytis su nerimu, nes jeigu pastebėt, tai irgi, kai patiriam labai daug nerimo, mūsų kvėpavimas pasidaro labai dažnas. Tai mūsų tikslas yra, turim kvėpavimo praktiką, per 4 sekundės įkvepiam, 4 sekundės užlaikom, 4 sekundės iškvepiam, 4 sekundės užlaikom, nes tokiu būdu, mechaniniu, grinai būdu, mes normalizuojam savo centrinę nervų sistemą. Iš stresinės būsenos, tokiu būdu jinai sugrįžta į ramybės būseną. Ir kągi daryti su nerimu, jeigu jau kyla impulsas jį malšinti maistu, tai mes galim stabtelėti ir paklausti savęs, kas šiuo metu nori valgyti. Ar tai yra pyktis, ar tai yra liūdesys, ar tai yra nerimas. Ir tokiu atveju mes galim įsivardinę atskirti tai nuo savęs ir tada jau apsispręsti, ar maistas yra geriausias būdas, ar vis tik aš turiu kažkokį kitą poreikį, kaip su ta emocija būti ir ką padaryti, kad aš jausčiausi geriau. Nes iš tiesų tiek nerimo, tiek bet kurios kitos emocijos mes nepasotinsim maistu. Galim į save dėti labai daug maisto, bet tai bus tiesiog patiriamos emocijos atitolinimas. Ir jeigu mes vieną kartą jaučiam tą emociją, nuo jos pabėgam antrą kartą, trečią, ketvirtą, penktą, 10, bet emocija ir priežastys, kurios tą emociją mums kelia, jos vis tiek pasilieka su mumis. Tai dėl to šiandien ir norėjau jums šiek tiek parodyti, ką signalizuoja tos 3 emocijos, tai yra pyktis, liūdesys ir nerimas, tam, kad jūs galėtumėt sąmoningai stabtelėti ir atkreipti dėmesį į aplink jūs esančius dalykus arba dar paprašiau triggerius, kurie vieną ar kitą emociją jums kelia. Tai tikiuosi, kad buvo vertinga, labai lauksiu širdučių, labai lauksiu komentarų ir jūsų atgalinio ryšio. Ir komentare lygiai taip pat galit palikti temas, kurios jums yra aktualios, apie ką dar norėtumėt pasikalbėti. Tai ačiū Jums, kad buvot kartu ir iki kitų susitikimų.